dar viena šį kartą jau paskutinė čempionato puošmena, tai yra vaikinų 8-vietės, pirmasis takas Ispanija. Beltranas Hidalgo, Jaime Lara, Rubenas Padilla, Jonas Carazo, Paul Franquetas, Juanas Garcia, Sergio Canalejo, Javieras Garcia, Tomasas Jurado vairininkas. Antrasis takas Didžioji Britanija, Cameronas Makriči, Artanas Azinas, Samuelis Ernotas, Adamas Džeimsas, Oliveris Kukas, Aleksandras Davidsonas, Džeimsas Kukas, Džeimsas Edwardsas, vairininkas Maksimilianas Genderis. Lenkija, Miroslavas Zietarskis, Kasparas Belkovskis, Damianas Rosolskis, Šimonas Kučkovskis, Robertas Fuksas, Mateušas Vilangovskis, Konradas Kukta, Dariušas Jurečikas ir vairininkas Michaelas Lisevskis. Australija ketvirtasis takas Angusas Mūras, Aleksandras Hilas, Brendanas Murrayus, Matthew Cochranas, Davidas Watsas, Aleksandras Lloydas, Spenceris Turinas, Samuelis. Penktasis takas Vokietija, Aleksandras Kirfelderis, Arnis Švidhalis, Peteris Kliugė, Finas Šrioderis, Maksas Paneris, Aleksandras Egleris, Kajus Riubrotas, Feliksas Wimbergeris ir vairininkas Kristofas Diuringas, bei amerikiečiai šeštuoju taku Džeimsas Voteris, Robertas Mūnas, Gardneris Jostas, Ambrosas Potmanas, Ryanas Šrioderis, Aleksandras Bunkersas, Tomasas Detlefsas, Janas Silveira ir vairininkas Samuelis Osierkis. Vokietija prieš Jungtines Amerikos valstijas, ar gali būti kitų variantų? Amerikiečiai beje ir čia ginantis titulą. Čia amerikiečiai gina čempionų vardą. Na, panašu tai, kad dar galėtų ir Didžiosios Britanijos komandai įsivelti į kovą, bet kaip matom, jau tolsta didieji mūsų flagmanai, lyderiai. Netrukus galėsime taip pasidaryti preliminarias išvadas. Tai Australai, Vokiečiai kol kas pirmi, amerikiečiai ir Australai labai arti vieni kitų. Lenkai, Britai, Ispanai. Tarp pirmosios ir trečiosios valčių kol kas kiek daugiau nei sekundę. Taip, dar tikrai nedidelis skirtumas, nedidelis atstumas. Dar viskas gali pasikeisti, kai matėm moterų. Jo, kad tai yra tik distancijos vidurys ir suprantama, kad pagrindinius kozirius pirmaujančioms komandoms vis dėlto matyti teks išploti prieš finišą. Galbūt kas nors spurtuos ir ankstyvesnėje lenktynių stadijoje, bet kol kas kova vyksta. Ir antrą, niekur tu čia daug nenuspurtuosi. Vėlgi, kiekvienas spurtas, kiekvienas tas ryškus tempo pakelimas paskui labai brangiai kainuoja gale. Tai jeigu, aišku, komanda yra labai gerai fiziškai pasiruošus, jie gali sau leisti tokius. Na, matydami tokią situaciją, ko gero rizikuoti, bet odiriškai čia niekas nesiryš. Ne, nemanau. Panašu, kad amerikiečiai pradeda rodyti savo spyglius, sakykime taip, čempionišką charakterį. Jie pirmi, Vokietija minus sekundė, Australija minus sekundė ir 70, Britai aplenkė Lenkus. Bet čia jau ko gero kova dėl ketvirtosios vietos. Taip, čia kova dėl ketvirtosios vietos. Tai yra kol kas mes kalbame apie tris galimybės. Tai yra Australija, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos ir Vokietija. Vokiečiai nuo kilometro pradėjo ataką ir, kiek sako patirtis, dažniausiai būna, kurie sugeba nuo vidurio distancijos pradėti bėgti, jie ir toliau ir bėga. Amerikiečiai priekyje kol kas, tai matome. Ir aišku, ir greičiai įspūdingi, ir pats vaizdas. Taip, visai kitaip. Matot, glaustai. Visi žiūrovai net stebi varžybas. Na ir labai glaustai vokiečiai su amerikiečiais. Vokiečiai bando sportuoti. Taip, nosis į nosį. Ne, ko gero nepavyks amerikiečiai ataką atlaikė. Taip.
Taip, amerikiečiai pasaulio čempionai, vokiečiai sidabras, bronza. Australai treti ir jie patenkinti tuo. Lenkai kovą dėl 4. vietos Britams pralaimėjo. Taip. Ir lenktynės užbaigė ispanai. 2 amerikiečių aukso medaliai, buvo 8 vietėse, simboliška turbūt. Na, taip, pas juos, kaip ir minėjau, yra labai populiaru netgi universitetuose. Žmonės susirenka ten po 60-70-8 viečių. Tai, kaip sakoma, yra labai daug, kaip vadina, mėsos, iš ko galima daryti stiprią komandą. Australų vairininkas džiugojo taip, tarsi būtų laimėję čempionatą. Na, matyt, bronza ir buvo. Tai apie ką svajojo. Taip. Australijos komanda tai yra, aišku, norisi ir aukso ir sidabro, bet tai, kad gavo medalius, jiems jau yra didžiulė pergalė. Be abejo.